Sveiki. Šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie pasidalymą sukurtu padletu. Tam pasirenkame dešinėje viršutinėme kampelyje esantį bendrinimo mygtuką ir atsidaro toks vaizdelis. Ir pirmiausiai mes turime nustatyti, ką gali daryti lankytojai. Tai čia dabar yra nustatyta, kad jie gali rašyti. Tai šitas variantas, sakykime, tikrai yra geras, nes mes norime, kad tas mūsų sukurtas padletas būtų interaktyvus, kad lankytojai galėtų rašyti, daryti savo įrašus. Tai būtent šitas variantas tinka. Na, galime nustatyti tik tai, kad jie gali komentuoti arba pridėti reakcijas. Gali būti, kad mes nustatysime, kad gali tik tai skaityti ir neturi prieigos prie šito padleto. Arba gali būti, sakykime, kad yra moderatoriai, tai jie gali tada įrašyti, redaguoti ir patvirtinti įrašus ir panašiai. Tai va čia jau yra, kaip moderatoriai gali būti. Tai aš palieku dabar write rašymo režimą. Na ir nuorodos lygis koks yra, tai mes galime palikti, kad tai yra paslėpta padlet lenta. Mes galime, kad tai būtų pasiekiama su slaptažodžiu, kad prisijungus pasiekiama, na ir galime padaryti, kad jinai bus vieša, tai ir Google paieškos rezultatai duos tą lentą, surasti galės tą lentą ir panašiai. Tai šiuo atveju palikta yra tai, kad gali naudotis tik tie, kas turi nuorodą. Jeigu mes norime pridėti bendraautorių, mes galime čia įrašyti jų elektroninio pašto adresus ir pakviesti. Na, o dabar, kai jau viskas yra nustatyta, mums belieka nusikopijuoti padlet lentos nuorodą ir tokiu būdu mes jau tą nukopijuotą nuorodą galime bendrinti ir gali kiti prieiti, tie, kas turės tą nuorodą prie jų. Nuorodą galime skelbti, tarkime, elektroniniu paštu nusiųsti, nuorodą galime įdėti į virtualią mokymosi aplinką, nuorodą galime sukurti QR kodą, kurį nuskaičius bus atverčiamas padletas. Tai paskelbimo būdų tikrai yra daug ir įvairių. Taip pat bendrinant mes galime čia pat susikurti QR kodą ir galime turėti kodą, kurį galime įdėti į savo turimą tinklalapį ir tame tinklalapyje irgi bus matomas tas padletas. Na ir galime su kitais įrankiais. Bet norėčiau šiek tiek užtrukti ir kalbant apie eksportavimą. Tai kaip matote, padletas tas sukurtas gali būti eksportuojamas kaip paveikslėlis. Tai čia paprasčiausiai, ką reikėtų nustatyti, kad matosi autorius, matos patiktukai, matos komentarai galime įjungti, jeigu tokie buvo. Toliau, jeigu mes norime, mes galime įsisaugoti kaip PDF formatu šitą savo padlet lentą, mes galime kaip CSV formatu ir galime kaip Excelio skaičiuoklės lapą ir galime tiesiog atspausdinti ir turėti irgi tokiu būdu jau popieriuje tą padlet lentą. Tai tiek yra apie bendrinimą. Grįžtu į pagrindinį padlet langą. Tą sukurtą padlet langą uždarau ir galbūt dar pabandysiu sukurti vieną ir, tarkime, pamokos planą. Ir kaip pamatysime, sakykime, čia netgi siūlo sukurti pamokos planą panaudojant dirbtinį intelektą. Prieš tai rodžiau, kaip sukurti nuo nulio, nuo tuščio lango, dabar pasinaudojant dirbtiniu intelektu. Tai parašykime pamokos pavadinimą, tarkime, dirbtinis intelektas. Ir, tarkime, istorija ir dabartis.
Na ir nustatome klasę, kuri klasė galėtų būti pagrindinė pamokos, sakykime, tikslas, pažintis su dirbtiniu intelektu. Na ir čia galime nerašyti nieko ir jeigu norime, dar galime parašyti kažkokias tai papildomas detalės ir jeigu nenorime, sakykime, galime jau spausti sukurti. Na ir dabar reikės šiek tiek palaukti ir pasižiūrėti, ką mums dirbtinis intelektas, kuriant Padletą, pasiūlys, kokį pasiūlys pamokos planą, na ir, sakykime, kai kurias idėjas galbūt ir norėsite, galėsite panaudoti vedant tas pamokas. Tai, kaip matote, parinkta yra ir tikslai. Mokiniai gebės apibūdinti dirbtinio intelekto savoką, suprasti jo istoriją bei dabartinės taikymo sritis ir panašiai. Na ir toliau esminis klausimas, koks yra, čia yra nuoroda į kitą dokumentą, tai vat yra viskas parašyta, sakykime, galime mes paskaitinėti, kas yra, toliau yra istorija, vėlgi yra vaizdo įrašas, taikymo sritis, toliau diskusija siūlo grupėse, praktinę veiklą suskirsčius į grupės, kad kiekviena grupė sukurtų trumpą pristatymą, naudojant Padlet apie DI pritaikymo galimybės jų pasirinktoje srityje. Na ir vertinimas, kaip matote, yra parašytas, koks galėtų būti trumpas testas apie DI savoką istoriją, vėlgi galėtume pasižiūrėti. Na ir yra refleksija ir grupinė diskusija. Na, taip pat yra kalbama ir apie namų darbus, tai vat mokiniai paskaityti straipsnį turėtų ir turėtų atlikti projektą, tai būtent trumpą pristatymą pastatyti. Tai tokį pamokos planą siūlo Padletas. Aišku, mes galime priimti viską nuo iki tą pamokos planą, mes galime jį papildyti, kažką tai ištrinti, kažką padaryti. Jeigu norime, jeigu jau mums tinka, tai tada mes galime bandyti kaip skaidrės atsidaryti ir tada mes po vieną skaidrę pereiname, kaip matote, iš viso 18 yra, pereiname ir šitą ir yra. Tai vėlgi yra nuorodos, galime įeiti, galime pasižiūrėti, trumpą istoriją, pasispaudžiam, pasiklausom, vėl keliaujame toliau, sakykime, ir tokiu būdu mes galime jau peržiūrėti ir kaip skaidres šitą dokumentą. Tai, kaip matote, Padlet kurti galime ne tik nuo nulio, nuo tuščios lentos, bet galime ir nuo įvairių. Na ir pasižiūrėkite, kad čia yra visokių, sakykime, įvairių pasirinkimų. Čia tas pirmoji, sakykime, yra vieta, kada yra naudojamas dirbtinis intelektas ir galite rinktis, ką jūs čia norite. Antrasis pasirinkimas jau yra be dirbtinio intelekto. Atkreipkim dėmesį, netgi yra, sakykime, kada yra galimybė pasveikinti kažkokį tai sveikinimo lentą. Tai vat pasirinkus šitą irgi galime sukurti Padlet lentą ir tokiu būdu galbūt padaryti, kad kažkas tai būtų įdomaus ir panašiai. Tai vėl galime dėti įrašus ir turėti. Uždarau šitą lentą, grįžtu į pagrindinį puslapį.
Ir pagrindinėme puslapyje Home paspaudžius grįžau į paskutinį į šitą puslapį. Na ir aš nenoriu tos apie gimtadienio persigalvojau nebekursiu. Aš ją galiu ištrinti, tai tą ir padarau, ištrinu šitą apie dirbtinį intelektą. Jeigu noriu, irgi galiu ištrinti ir taip susitvarkyti ir palikti tiek, kiek man reikia. Kaip matote, yra išnaudotos visos 3 Padlet lentos iš 3. Tai nebent norite mokamą planą, galite juos peržiūrėti tos planus, jeigu ne, tai tada belieka arba archivuoti, arba ištrinti visiškai, kad mes galėtume kurti toliau naujas Padlet lentas. Galimybių daug iš tikrųjų, reikėtų tik tai pasiaiškinti plačiau ir tokiu būdu yra galimybė puikiai interaktyviai vesti kažkokius tai renginius, įtraukti, jeigu tai yra pamoka, įtraukti mokinius, jeigu tai yra pristatymas kažkoks kitokiai žmonių grupiai, įtraukti tos klausytojus, kitos kategorijos klausytojus nei mokinius, irgi į interaktyviai šitą pranešimą ir tokiu būdu turėti geresnį rezultatą, pasiekiamumą ir panašiai. Tai tiek trumpai yra apie Padlet lentos naudojimą.